Specialios konstrukcijos nešančias sijas iš medžio ir metalo sudaro 2 masyvaus arba klijuoto medžio tašai ir juos presavimo būdu sujungiantis specialios cinkuotos ir dažytos skardos juosta tiltelis. Naudojami džiovintos ir obliuotos, apdirbtos antiseptikais spygliuočių medienos masyvo arba klijuoto medžio tašai. Reikiamas jos ilgis gaunamas tašus jungiant dyginių klijavimu ir gali siekti net iki 20 metrų. Tokios medžio ir metalo sijos naudojamos tiek ūkiniuose, pramoniniuose, tiek ir gyvenamuosiuose pastatuose. Taigi esame Kauno senamiestyje, kur yra suprojektuotos gyvenamas pastatas su sporto sale priedo ir kur panaudotos yra sijos, tiek yra perdangai, tiek yra stogo konstrukcijai ir perdengta sporto salė, kurios yra tarpatrimis, kaip matote, yra 12 metrų. Visa šita konstrukcija sumontuota rankiniu būdu, nenaudojant jokių mechanizmų. Esant didesniai apkrovai, sijos gaminamos su dvigubu tilteliu. Tiltelio viršuje ir apačioje esantys dantukai tvirtai įsikabina į medieną ir leidžia vienoje konstrukcijoje suderinti medžio ir metalo privalumus. Vienas svarbiausių tų privalumų – nedidelis medžio ir metalo sijų svoris, suteikiantis galimybę konstrukciją surinkti ir montavimo darbus atlikti, nenaudojant specialių automatizuotų kėlimo mašinų. Jos ypatingos tuom, kad jos yra lengvos, pirmas dalykas yra, atlaiko didelį krūvį ir praktiškai palyginus su kitom medinėm konstrukcijom yra 2 kartus pigesnės. Kaip pasakojo specialios konstrukcijos sijų ekspertai, namo perdengimui pasirinkus šį sprendimą išsprendžiama vibracijos problema. Jų privalumas yra, kada tarpatrimis yra didesnis kaip 6 metrai, tai palyginus su medinėm, kur daro kartais žmonės iš medinių balkių, pjautų rąstų, tai mediena turi įlinkį, jos vis tiek yra vibruoja, o šios sijos jos yra standžios ir, pavyzdžiui, čia yra jokios nėra vibracijos. Tai čia yra labai didelis privalumas, kadangi jos gaminamos su išankstiniu įtempimu ir tada, pavyzdžiui, jeigu yra patalpos, jos neduoda jokios vibracijos. Dažnas girdėjęs posakį – paprastume slypi genialumas. Šiuo principu vadovautasi ir kuriančių medžio ir metalo sijų sprendimą, tinkamą kiekvienam. Žmogui visą laiką patarėme, išdėstom pagal kaip, kas kiek jos turi išdėsit, visus darom patarimus. Čia yra labai paprasta konstrukcija, kad jam kiekvienas eilinis žmogus galės laisvai susimontuoti be jokio vargo ir be jokių kažkokių sudėtingų brėžinių ar ten skaičiavimų. Dar jų privalumas yra vienas tas, kad jos, pavyzdžiui, labai galima naudoti apšildint, tarp sijų apsišildo, reiškia, stogas yra. Iš karto prie bruselių galima pakalt lubas, o vidurį sudedam vatą ir eina stoginė skarda. Visa konstrukcija malonu. Taip pat galima visas kanalizacijas, elektros laidus pravert, yra specialios angos paliekamos, jokių problemų nėra. Viskas įspręsta yra. Šiuo metu tokios specialios konstrukcijos sijos itin populiarios ir vykdant senų pastatų rekonstrukciją. Pastatų, kuriuose naudotos medinės perdangos, jau paseno. Puikus pavyzdys – rekonstruojami Kauno senamiesčio gyvenamieji namai.